Labas rytas. Labas rytas. O gal ne rytas, ką aš žinau, kada tu čia išklausysi šitą video, bet vis tiek labas tau. Ir sveika, įsigysi savo gyvenimo pamatą aš Galia, nes tu esi Galia, tik tu. Ir tavo tikėjimas yra tik tau reikalingas, ne mano, ne kitų, o tik tais tavo. Tai šitą meditaciją, kurią tu klausysi kas ryt, aš rašiau, kad labai svarbu klausytis kas ryt, bet gyvenimo nesukontroliuosi, ne? Dievo nesukontroliuosi, tai tu klausyk tada, kada tau palanku, kada tu jausi visą savo širdimi, kad gali klausytis. Ok? Tai viskas gerai, kontrolę paleidžiam. Ir šituo video aš noriu įnešti tau aiškumo, paprastumo, kasgi vis tik tai yra ta meilė, priėmimas, meilė savo, priėmimas savęs, ne? Kaip suvokti, kad ir tas santykis su savimi, kaip suvokti, kad jau pradėjau suvokiau santykį su savimi, meilė savo, ne, priėmimas savęs. Tai pirmoje vietoje turi suprasti, kad žmonės iš tikrųjų protai myli sąlyginę meilę. Niekas nemyli besąlyginę meilę. Vienintelis Dievas myli besąlyginę meilę. Tai reiškia, jis nėra niekam sąlygų. Jis myli tave tokią, kokia tu esi šitą momentą. Jis nenori tavęs tobulinti. Jam nereikia tavo kažkokių tai maldų, siekių, transformacijų, dar kažko. Tai nieko jis iš tavęs nereikalauja. Jam nieko iš tavęs nereikia. Jis tave taip myli. Dabar iš to momento tokia, kokia tu esi. Tai tu save visą laiką droži. Tu savo keli visą laiką visokias sąlygas. Nepakankamumo, nepriėmimo, teisimo, smerkimo, kritikos. Ane? Šitą visą paleidžiam. Tu jau žinai, Dievas niekada jokių sąlygų nekelia. Tai kodėl tu nusprendei, kad turi teisę kelti savo sąlygas? Tu nusprendei turbūt dėl to, kad tu nuo vaikystės girdėjai, kaip suaugę kelia, matei, ne, ir girdėjai ir matei, ne, kaip suaugę visuomenė kelia sąlygas, ne, viskam teisimas yra melagystės ir visa kita. Tai kaipgi pradėti mylėti save? Tai pirmoje vietoje turi pamatyti ir pripažinti, kad kai tu kažkam tai teisi, ne kažką tai, kad kažkam atmeluoji savo, ne, grubi su savimi, su aplinka, turi pripažinti, kad tai tu su savim taip elgiesi, ne, su nuolankumu. O visa išorė, visi žmonės tau kaip pagalba, didžiausia dovana tau rodo, kur tu savęs nepriemi, kur tu save bulini, pušini, skriaudi, nemeluoji, nepriemi savęs tokia, kokia tu esi. Tai nėra kaltų, atsimink, gyvenimas neblogas, niekada neskauda, nėra kaltų, nėra blogų, jie tik tau kaip įrankis, kaip dovana parodo tau tave. Tai kągi su visu tuo daryti? Kaip atpainioti visą šitą mazgą, ne, primazgytų daug dalelių. Mazgelio. Aš duosiu tokį siūlą, kur tu tik patraukus ir lengvai viskas atsitrauks. Ne, išsipainios. Žiūrėk, mes, kai aš sakau, kad meilė savo, tai kai mes nustojam teisti, kritikuoti, ne, kitus atsiknisam nuo visko, tai yra visiškai nuo visko, nieko neteisėm, nei politikos, nei savo šalies, nei kitos šalies, nei savo miestelio, nei rajono, nei ten merų, dar kažko, tai neteisėm nieko, nei vaikų, nei vyrų, nei tėvų, nei giminių, nei seserų, apskritai, nei draugų, nieko. Bet aš vis tiek teisiu, ne, yra tas teisimas, yra ta programa įrašyta proto. Lemma, tai ką tada daryti? Tai kaip čia tada suprast, kad mylėti save, priimti save, kai vis tiek tai vyksta. Tai žiūrėk, tam aš tau duosiu tą siūlelį, ne? Kai tau tai reikia pamatyti, kai tu tai darai. Tiesiog pastebėti tai, pamatyti, kad aš esu teisėja, ne, ir sakau, okei, aš pripažįstu, teisiu, kodėl, kam, dėl ko nežinau. Nes, tai buvau išmokyta, tai buvau, mačiau, taip girdėjau, kad visi taip daro, ne?
Aš gal ir tikrai širdį, nenoriu aš tai daryti, bet nežinau, kodėl taip darau, ne? Nežinau, kodėl taip darau. Įsijungia reklamą. Ai, geras kadras. Na gerai, tada be muzikos padarysim. Arba palaukit, nutildysiu. Paleisim reklamą. Įlinda. O atsakau, nesukontroliuosi gyvenimą. Leidi viskam įvykti, kaip yra, neteisi, kad tai yra blogai ar gerai. Tai va, kaip nuostabus pavyzdys atėjo. Nu, tai dabar pagarsinsim. Jėga, žiūrėkit, viskas dėl jūsų. Supraskite, šitas visas pasaulis, visas gyvenimas yra dėl jūsų ir jums. Visi žmonės, visos situacijos, visa išorė, viską dėl jūsų, jūs rodo, ne? Tai žiūrėkit, pastebiu, kai meluoju savo, ne? Kai nesu sąžininga, kai teisiu, kai pavydžiu dar kažką, pamatau tai, bet nieko nedarau, neuždedu dar daugiau istorijų, dramų, tikėčių, kad čia blogai, kad gerai, kad kodėl, nesivelia tai visą šitą šiukšlyną, paliekat į ramybėj. Pamatau, su nuolankumu pripažįstu, kad taip yra ir viskas. Ir viskas, jokių kursų, jokių meditacijų, jokių ten, nežinau, trilijoną dalykų, nereikia nieko išoriai daryti. Pamatyk, pripažink su nuolankumu, priimk, kad tai yra, nežinai kodėl yra ir nieko nedarai, ir tai išeis, aš tau pažadu, tai pasitrauks, tau nieko nereikia daryti, tau pati už tave energija viską transformuos, įsileis tą gyvenimą, įsileis tą dievulį, tegu jisai pilnai gyvena, tegu tau parodo tą gyvenimą, tai neturi niekam jokių priekaištų, bet kol dar turi tos priekaištus, smerkimą, bulinimą savęs ir visko, tiesiog pamatyk, aš save šiandien, aš skriaudžiu, aš matau, ne? Arba, pavyzdžiui, kitas su tavim labai grubiai elgiasi, negražiai, ne? Tu nevaryk ant jo, o padėkok, kad ir kaip nesinorės dėkoti. Ir iškart sakyk Dievuli, parodyk man, Dievės, per lengvumą, ką aš turiu suprasti, ką tu man bandai parodyti, kas čia vyksta, ne? Ką aš nematau, ką aš turiu, kas čia vyksta, ne? Parodyk man, kaip visa tai, ką tu man bandai parodyti, ką tu man bandai pasakyti, ko aš nematau. Ir pažadu, jūs tai pamatysit, nes visi atsakymai jumise, visa išmintis jumise, jūs esate pačios geriausios savęs mokytojai, guru, išminčiai ir visa kita. Tai eikit į save, savo santykį su savimi, tai reiškia susipažinti su savo, tai kas vyksta, ne? Kodėl aš pavydžiu? Iš kur pas mane tai eini ir žiūri tai, ne? Jeigu aš ten iš aplinkos sulaukiu melo didelio kažkokio, tai ir nirštu dėl to, reiškia, aš labai kažkur savo meluoju, ne? Meluoju savo kasdien. Noriu elgtis kitaip, bet elgiuosi visai priešingai, kai jaučiu, kad noriu taip. Ir tu nesupranti, bet aš norėjau, lyg atrodo, pasakyti tiesą, bet nepasisakė. Nieko nedaryk, nepušink savęs, nebulink, priimk, pamatyk ir viskas savaime išsispręs, išsipainios, tau nieko daryti nereikia, tavo matymas, tavo pastebėjimas, tai yra tavo transformacija, viskas, palik save ramybėje, tiesiog stebėk, tiesiog žiūrėk. Ir ta mano meditacija, kurią klausysi, tai yra nuostabus dalykas, nuostabus toksai įrankis sau linkėti gražių dalykų, nes kol tavo, kaip radijo dažnis, ant tokių cypiančių, ūžiančių bangų, o tu tiesiog su šituo dalyku po biškį pradėsi, pasuksi tą radijo imtuvą ir jau skambės jau melodija. Tai iš tų senų truputėlį programų pradėsi kitaip, šokiruosi šiek tiek savo protą, ko jis nepripratęs daryti. Ir taip pamažu pradėsi tokį pamatą santykį su savim pradėsi pamatyti. Tai tikiuosi tau paprastai ir aiškiai paaiškinu, o jei ne, tai visada gali man parašyti asmeniškai. Viską rasi svetainėje. Tai ačiū tau, mylėkit save, mylėkit, priimkit. Džiaukitės.